Sveiki, aš esu Vaidovas Vladas Šimkus, pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinė Ernesta. Šiandien jums parodysiu, kaip pasidaryti krabų lazdelių ir ryžių mišrainę. Jums reikės 180 gramų krabų lazdelių, 200 gramų ryžių, 2 kiaušinių, truputį citrinos sulčių, konservuotų kukurūzų, 1 didelio agurko ir žiupsnelę druskos pagardinimo. Kągi, manau, ušvinę dabar įdėsime ryžių. Kiaušiniai ir ryžiai mes supjaustysime 180 gramų krabų lazdelių, sudėsime konservuotus kukurūzus ir supjaustysime agurką. Dabar sudedame kukurūzus. Uždaryta. Taigi viešai atsisime išverusius kiaušinius. Ryžiai išvirė, tai juos dabar sudėsime į prekes. Mišrainė beveik paruošta. Dabar ant pačio galo spausime šiek tiek citrinos sulčių.